Raminta, kodėl būtent pieniškos dešrelės? Jose yra pieno? Čia mes ant stalo turime ne tik tai pieniškas dešreles, mes turime virtas dešreles. O jeigu mes kalbame apie pieniškas dešreles, tai tas pavadinimas reiškia, kad tu įdėti į tas dešreles gali iki 3 procentų pieno ar kiaušinių miltelių. O gerai, jeigu būtų daugiau, jeigu 5 procentai. Tai jau tada nebūtų aukščiausia rūšis. Gerai, tai iš ko dažniausiai gaminamos tos pieniškos dešrelės? Arba iš ko turėtų būti gaminamos pieniškos dešrelės? Kaip aš studijavau, tai iš esmės sakė, kad iš popieriaus. Sako, ką jūs ten gaminat, sako, iš popieriaus. Tai per vieną studentų susijėjimą, sakau, tai verdam tą popierių ir žiūrim, ar čia tikrai tas popierius. Tai čia irgi yra tikrai vienas iš tų mitų, kad iš popieriaus yra gaminama tikrai iš mėsos, bet negalvokite, kad iš išpjovos, kad iš kumpio, iš gabalinės mėsos. Išpjaustimo metu lieka tam tikros dalis. Taip. Nuopjovos, galima taip sakyti. Ir jinai pavadinta mėsos pramonėje kaip kotletinė. Jinai gali būti 70-30 riebumo, gali 80-20 ir jinai realiai keliauja į būtent dešrų cechą, kuriame vyksta gamyba. Tai jeigu paprastai kalbant, pavyzdžiui, mes turime namuose kiaulę, visas geriausias mėsos dalis mes nupjauname ir lieka ten prie kaulo, lieka tam tikros dalis, kurios neestetiškai atrodo ir negalima jas priskirti prie tam tikros kūno dalies ir ją brangiau parduoti, tai viskas keliauja būtent į tą faršą, iš kurio ir gaminama būtent ta pieniška dešrelė. Taip, galima taip tikrai pasakyti.